žmogų gemantį ant svieto, ponas Dievas tuoj pakabina ant dangaus žvaigždutį, kad jo jam šviestų per visas gyvenimas. Ant to žvaigždukės užkabytas ir žmogaus gyvasties siūlas, kad žmogus sveikas, laimingas, jam viskas gerai sekas, tai ir jo žvaigždukės skaisčiai spindi. O kad žmogus nuliūsta, sutrinka ar tepko supyksta, tai ir jo žvaigždukė vos ne vos spingsi. Nuo pradžios pasaulio, kad dar niekas matoma nebuvo, nu tokis tirštumas su skystumu susmaišys buvo. Tai jau tada senieji sako dvasia lakiojus ir tose tamsybėse kaip karvelis lakstė. Taigi Dievas, kad rūmės vadinam sutvėrėju, ėmė dalim skirtstas miglas. Ir tarp miglos ir aukštumų jau tokį takų padarė, kad tuo jau buvo galima vaikščiot. Nu ir Dievas eidamas toj pirmu padarytų taku, nusispjovė į kairį pusį ir tas pjaudalas sugulė ant vandeniu. Ir ton vieton atsirado tokia asaba, nu tokia ant žmogaus panaši, bet ne žmogus. Dievolis atsisuko į tų asabų ir sako: Liucinai, 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 ateik pas mane. Ir stojo ton vieton čistas paveikslas šešėlio žmogaus. Dabar Dievas liepė Liucinų nerdzin marias ir iš marių dugno kitokių sėklukių pasemt. Liucinas įnėrė, pilnų burnų tų sėklų prisisėmė, o Dievugi tik vienos sėklaitės reikėjo. Jis jų metė ir jau pradėjo augti žemė. Dabargi liepė Dievas su Liucinu į marių vidurį plaukt ir iš tokių putų prisemt. Liucinas vėl pilnų burnų tų putų prisisėmė. Dievolis iš tų putų padarė niekocių, mirkė savo pirštus ir lašino, mirkė, lašino, mirkė, lašino, mirkė, lašino, mirkė. Ir kur tik lašas nukrisdavo, tik gražiausias aniuolas stodavos. Ir galiausiai atėjo para Dievo žmogų iš čisto švaraus gražaus molio nulipdyt. Padarė Dievas žmogų gražų, tvirtų. Ir va cik sudziūt žmogų, cik sustingt, atpuolė Liucinas ir subadė tep su pirštu. O dar įkišis iš vidurių pagrumdė. Dievas sako: nu tu, Liucinai, nu tu ku tu čia dabar padarei? Kam tu mano tų gražų molio žmogų tep sugrumdei? O Liucinas sako: oi Dieve, aš gerai padariau. Ba kaip žmogus šitan pasaulin gyvens, sveikas, gyvas, taigi tavi visai pamirš. O va dabar dėl mano subadzimų turėsi ligų, bėdų, sopulių. Betgi liepė Dievolis neužlydyt tų molio žmogų, kad jis tokis būtų, kad buvęs, kad gražus būtų. Užlipdė Liucinas, užlipdė, va tep, paviršiai. Patepliojo, betgi vidun visus šitus subadzimus ir paliko. Va ir išlenda dabar žmogų visokios ligos, bėdos, sopuliai. Betgi Liucinas nusižiūrėjęs į Dievų pats sumisno žmogų iš molio nulipdyti. Nulipdė, padarė, betgi gyvo tai nesutvėrė, dūšios neindėjo. Taip ir liko šitas žmogus vardu bedūšnikas.
Ir dar pastaikon pasaulio šitų bedūšnikų, reikia jų labai stragocis, va šitie yra patys trošniausi. Užmik, užmik mažyti, yra būti baubas, kai užmigsi tai neras, kai pabusi tai išneš, į skūrinį krepšį, kur vaikučius neša, į dubučių lauką, kur po ciltų kniaukia. Irgi gimė tą molio žmogų, pačio Dievo rankų padaryto, ai, kad ir Liucino biskį pabadzyto, vaikelis. Bešti išgirdo jis balsus lemiant. Pirmų, šitas vaikelis augs didelis ir bus turtingas. Antrų, jis mažas numirs. Trečių, ne, jis ir tų metų augs. Tu ir tų dienų jį per kūnas užmuš. Žmogus, artinantis šitai nelemtai dienai, iš mūrino mūrų didžiausių, iš akmenų storiausių, kad galėt savo vaikelį paslėpt atėjus tai nelemtai dienai. Ir atėjo toj diena, užėjo tokis juoddebesis didžiausias, jau žmogus ima savo vaikucį, jau gyvesintų sumūrytų mūrų, kad paslėptų, o vaikucis tik šmurkšč, ištraukė savo rankų ir nulakė į daržų, po kopūsto lapų pasislėpė. O tuom kart perkūnas tik tai praskyrė debesį. Ir kap trenkė, ir tiesiai intų tėvo sumūrytų mūrų pataikė. Nu tai dar jūs pamislikit, tai dabar ar tėvus spręst, kokių dalių vaikelių pasims. Vaikas savo galvų galvojo ir gyvas liko. Ale to mažo vaikučio motulė, Molienė, vis palikdavo savo vaikucį ir pati laikdavo į darbus. Ilgainiui jį pastebėjo, kad jos vaikas kaip nenormalus ir rėkia valgyti. Užmik mažyti, yra būti baubas, kai užmigsi tai neras, kai pabusi tai išneš, į skūrinį krepšį, kur vaikučius neša, į dubučių lauką, kur po ciltų kniaukia. Kiek jam sušerė, jam tiek mažai. Jis rėkė kaip nenormalus. Ir jį sumanė papilnioti, ar tik jos vaikas nelaumio apmainytas. Pačiam vaikų nieko nepaliko valgyti, tik prišutino kiaulėms skirtų bulbaitių ir paliko vidurink kambario. Pati išėjo iš lauko ir žiūri pro langų. Gi žiūri tik jos vaikas iš lopšio. Drikt ant rieklių, nuo rieklių, drikt ant pečiaus, nuo pečiaus. Drikt prie kiaulėms skirtų bulbaitių. Ir išliurpė visas kiaulėms skirtas bulbaitės. Vėl drikt ant pečiaus, drikt ant rieklių, drikt ant lopšį. Va, atsiraugė jo tep skaniai ir sėdzi patenkintas. Dar moteriškė suprato, caginė jos vaikas salaumių apmainytas, misnakų daryti. Nuvejo pas kaimynkas geras moteriškės patarimų klausti. Kaimynko sako, o kam tau reikia šito laumių vaiko? Sako, pasim gerų šluotražį, apsidairyk, ar nemato vaikų teisių apsauga, gerai išperki, per užpakalį ir išmesk ant mešlyno. Taip moteriškė ir padarė. Paėmė gerų šluotražį, išperė tų vaikų ir išmetė jį ant mešlyno. Kap saulė nuslaido, girdzi po langu. Ak tu šokė tu anokia, ak tu kalierija, ak tu karvė nėraliuota tu mano vaikų šitep, kad tau kas tarku, nugarų tep išvelėt, kaip tu mano vaikų užpakalį išperėjai, tu šokė tu anokia, tu trečiokė, tu ketvirtokė, tu penktokė, tu šeštokė, tu septintokė, aštuntokė iki 12. Ir kaip tas reikimas tep iš nieko prasidėjo, po valandų step iš niekur ir nuvejo į niekur. Dar moteriškė apsirpus dar valandukį pasėdėjo, po valandus išsidrasinus išeina ant lauko
Gi žiūri mėnulio švieson ant Mešlyno, sėdi jos vaikutis. Gražiausiais rūbeliais aprėdytas, iš knygelių maldelą skaito, laumių skaityti išmokytas. Dargi dairos, kur tas laumių vaikas, o vietojo jau tik šluotražis guli. Tai daugiau toj moteriškė kepin darbus nelaikė, jau prie savo vaikučio daugiau užsibūdavo. Užmik, mažyti, yra būti baubas, kai užmigsi, tai neras, kai pabusi, tai išras. Ale tai nebūt molio vaikas. Taigi tas vaikelis molio dar buvo nekrikštytas, ogi be krikšto mirusių kūdilkių sielos, sako, in slogucius pavirsta. Katros vyro pavidalu moteras, o moteros pavidalu vyrus naktim slogina. Dienom tai tie sloguciai va tie balto kacino pavidalu pasirodo, arba po akmenim pasislėpi būna, o naktim tai jau slogina. Ypačiai moteras. Jau moteriškėsus ruošia gults, užsideda naktinį rubašku, atsigula aukščielnyką, užsikloja, migdos ir per patį pusiau sapnijų kapkas užgula. Rankos ir kojos apalpsta, negali net dūsauts, norėtų rėkt. Balsas nekyla ir liežuvis nekliba. Moteriškiai iš to sunkumo ir baimės pradeda tiem gausiai prakaituot. Ir po lėtai, su tuoj prakaitu tas slogucis ir nuveina. Moteriškės, sako, tų slogucį geriausia tep nuvyts. Jeigu tik pajėgi, reikia dešinį kojų iškelt ir nikščiui pajudit. Bet tas vaikelis, Molokas, tai buvo apkrikštytas. Ir jis, kap užaugo, jis pasidarė jaunas ir gražus kapažuolas bernas. Ir va, kap jis tokis pasidarė, jį pradėjo kožnų naktį lankyti moteriškos giminės slogutė. Vienu kartu tas bernas pradėjo budėti, ba jis buvo patėmėjęs, kad slogutė pasiinlanda per mažų plyšukų duryse, kur buvo iškritus sausa šakelė. Kap tik bernas budėjo ir kap tik tai slogutė įlindo, jis paėmė tokį medinį pleištukų ir užkišo tų skylukį. Tik žiūri, kad stovi pas jo lovų jauna graži nuoga merga. Ant ryto ir tėvas su motolu ir visa šeimyna stebėjo šituo jaunu gražiu sugautu mergu. Ilgainiui tas bernas pamilo tų mergų ir vedė, ir sugyveno jie vieną kūdikį. Kaip gimė tas kūdikis, tas bernas buvo tokis laimingas, kad jis nieko blogo nemislydamas nusvedė savo žmonelį vietų, kur jų sugavo, ištraukė tų pleištukų ir sako: Žiūrėk, pačiut, per kokių mažų skėlugį aš tave sugavau. Vos tik jį užsižiūrėjo šitų skylukį, ir jį tik tai šmurkš ir sulindo. Ir jis jau jos daugiau nikdai neragėjo. Aš iš meilės gavau džiovų, greitai numirsiu. Šį pasaulį aš aplaisiu, in kapus gyvensiu. Šį pasaulį aš aplaisiu, in kapus gyvensiu. Aš nueisiu. Pati slogutė dar kožnų naktį ateidavo, savo vaikelį pažindydavo, švariais rūbeliais perrengdavo,
bet jos pačios sugauti jau niekam nepavyko. Aš nuveisiu invaisinį, prisipirksiu daug vaistų ir nusnuodysiu aš savį dėl lakutių mėlynų. Ir nusnuodysiu aš savį dėl lakutių mėlynų. Kap liūdėjo tas molio sūnelis, savo tos gražios žmonelės slogutės. Kap jis gailėjo savo vaikelio, kad rasi ratukų ligų, kad pasdarė labai pabažnas. Kožnų dienų ajo in bažnyčių, o ypačiai per Velykas. Oi žmonės, va čia svarbu pasakyti, labai svarbu per Velykas nuveicint bažnyčių, o svarbiausia Velykų ryto 3 kartus apeits apie bažnyčių. Ba jei tu numirsi ir nesykio Velykų ryto nebūsi ajis aplink bažnyčių, tavo sielai bus labai sunku. Taigi mūs šitas molokas, klopdamas, verkdamas, nuodėmes išpažydamas apie bažnyčių. Ir jam tebeinat, antrų ratų ant jo pečių kaip kas užguli. Ale tokio sunkumo, kad atrodo viso pasaulio nelaimės ant pečių iškrito asaba juodo kancino pavidalu. Ir prakalbėjo toje saba. Susivildamas, apnešk mane 3 ratus apie bažnyčių. Aš žmogaus siela. Aš būsiu laiminga ir tau labai dėkinga. Gi aš kaip gyvenau. Aš ne rozo per savo gyvenimų neapėjau apie bažnyčių per Velyką. Nugi gero būta mūsų to moluko. Nu, ku padarysi, sako, apnešiu. Taigi gražus, tolimasis dangus, ar priimsi monyti, deivoliau brangus, ar priimsi žinokit tam žmogų, kad rastų nelaimingų sielų išgelbėjo visam gyvenimu, va tokie kuprelai ir liko. Tai va dabar žiūrėkit, jeigu matot žmogų su didesni kupruke ar mažesni, čia yra labai šventas žmogus. Reiškia, jis ne vienų nelaimingų sielų yra išgelbėjęs. Ale tas žmogus, te pabažnai savo sūnelį augino, te pabažnai, kad jis užaugis pasidarė labai garsus muzikantas. Ne viena karčiama neapsiaibė jo grojimo. O muzikantai, kur reikia pasakyti, tais laikais, tai ne šitais laikais, buvo labai dideli mėgėjai, suprantate, išgerti. Ir po vieno tokio grajaus jau jis išeina namo, važiuoti namo iš karčiamos, ir jam labai tamsi naktis pastaikė. Kad jis jau nelabai ir mato, kur važiuoti, ir privažiuoja jo prie jo tokis ponaicis. Klausyk, muzikantė, a va
bus šiandien tokia, kaip ir šventė, tokia muziejų naktis, pavadinkim. Prisirinks labai daug žmonių, visokių ponų. Mums reikia, kad kas mums pagrotų, supranti. Aš tau gerai sumokėsiu. Tai ką, tėp, nu, ko man nepagradži? Pagradau, aš pagradau. Supranti, mano yra tokis darbas ir tokis susidirbimas, pagradau. Tai sės karietan. Ir jei nedaug pavažiavo, privažiavo jai tų dvarų. Kai privažiavo dvarų, dar jokių ponų nebuvo. Bet netrukus pradėjo rinktis karietos ir lipti iš jų. Ponai skribeliuoti, ponios su kailiniais ir panelai su kvarbatkom. Ir netrukus prasidėjo šokiai. Sidabriniais pinigais. Bešokdamas jis pastebėjo, kad visi šokantieji pavilgo du pirštus į tokį dubenėlį su vandeniu ir pastebė savo akis. Pavilgo tokį dubenėlį pirštus ir pastebė savo akis. Vienu akį. Kaip jis tik pastebė tų akį, jisgi žiūri, kad jis visai ne dvaran šoka, groja, o pelkien, velnių ir raganų gužinį mirce visai ne ponai su poniom ir panelėm šoka, bet raganos su velniais došinas. Kad jis užmerkė tų akį ir jau grojo iki ryto, neatsimerkdamas. Viens prirakins, antras sulevoja, o trečias nuo senolių zuolė nukilnoja, o trečias nuo senolių zuolė nukilnoja, vienas ant danties, kitas ant gaidžio koja, viena merga ant nakties, kita ant rytoja, viena merga ant nakties, kita ant rytoja. Prapuolė. Atsibunda jis iš ryto, kad jis sėdi pelkėn ant kupsto. Čiup, kur jo pinigai. O iš jį jau tik tai beržo tošis pabiro. Kol jis iština iškrapino, kol parėjo namo, tai kap nuo C iki Varėnos buvo, kokias 3 paras ajo. Nu ir jau parėjęs, taigi iškart kur. Karčiamon pasiskūs vyram savo bėdas. Ir neina in karčiamų, o ty du vyrai viens kitam medatlapus te 5, kad čelpės vyra. Ir jis mato toj pateptokio, kad tarp tų vyrųgi kipšukas indendis. Vienam ausykų tai kužda, kitam ant kojos lipa, vienam ausykų tai kužda, kitam ant kojos lipa. Jis pasėmė gerų pagalį tam kipšukų per sprandų, per nugarų. Kipšukas ką palaikė, tiek jo ir liko. Na tada jau jis gražiai su vyrais pabuvo, pasikalbai ir kaip jau išėjo iš karcimos, vėl jam labai tamsi naktis pastaikė. Vėl prilakė prie jo tas kipšukas ir sako, aš žmogulė, a tu katroje kitų mani matai? Žinai, va, turiu tokį pateptų akį, šitų. Kipšukas tik pukš, tu akį tam žmogų ir išdūrė. Žinai, vaikelė, akį išdūrė, o talentų tai paliko. Ypač mergas viliots. Nu, kad jis jau eina tik kokiu keliu ar ta keliu ir ateina iš priekio labai graži merga. Nu, ir jis savo tuoj sveiko akiu tik tai mėgts, toj atgal mėgts, tas mėgts. Ir kad jie taip ir susmirksėjo, nu, kad jie taip
susdraugavo, kad net ženycis susruošė. Nu, atsik jiem ženycis, bernukų pašaukė į kariaunų. Nu, nieko nepadarysim, kariaunų reikia eiti, bet jau tu merga lauk. Tu merga lauk, aš grįšiu, aš iš karto vyvesiu. Nu, ir merga laukė. Laukė merga, nu, o ko mergai nelaukti? Nu, mes mergos visada palaukėm, o ko man nelaukti. Ir atsik tai bernukų tam pareiks iš kariaunos, tik ženycis, mergai pastaikė ir gražesnis, ir protingesnis, ir su abiem akim. Cvekis. Nu tai va, ir dabar jau toj merga už to eina. Jau už šito bus bernuko neina, jau dar už to eina. Nu ir mūsų bernaicis stepin širdo, kad tų mergų apšmeižė. Ir šiokių, ir anokių išvacino. Ir jau dabar ir tas bernas neina. O jau dabar už mergos nei šitas, nei kitas, jau už mergos niekas neina. Nu ir žinokit, tai mūsų merga, netekus paskutinio šanso, iš gailesčio numirė. Numirė merga varguosė, Macė paliko varguosė, tororo, ra, 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 tororo, ra, 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 kur mes dėsma mergo, kur kavosma, kur mes anų palaidosma, tororo, ra, 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 tororo, numirė merga varguosė, paliko varguosė, tororo, ra, 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 tororo, ra, ra. Nu, bernaicių tep nesmagu, ojei, jau jis te blogai jaučias, kad nuvejo pas kunigų spavėdžio. Kunigas taip tik žvilgsin jį, nu ne, bernulė, aš tau jokio išrišimo duots negalėsiu, čia pas tavi kažkokios didelės nuodėmės, žinai, aš tau užduosiu tokių pakutų. Tu nuveikin bažnyčių, per nakts pabūk bažnyčion, va tada gal kas nori ir bus. Nu, bažnyčion tai bažnyčion, per nakts tai per nakts. Atėjo vakaras, jau tas bernas atėjo ant bažnyčių, nu ir va kapcik tuom rozu, nu ir tų mergų atveža iš vakaro. Nu, graban, nu kų padarysi, nu, sėdzi ton bažnyčion, žvakelai cik dega, su tuoj grabu. Nu ir bernu pasidarė labai įdomu, kaip jau toj merga graban atrodo. Nu kaip, ne, jis žino, kaip jie atrodo, nu bet kaip navašnikė, tai nežino, ne, nu visada įdomu, kuo jie aprengta, kucia, nu įdomu, kaip pažiūrėti navašnikų. Jis neprisėlė, nu, adarė grabų. Taps merga jam in rankų ir tiep, kad nu kaip šnyplaim suspaudė. Nu jis niekur negali eiti, o jeigu eina, nu tai su viso grabu eina. Tep ir stovėjo per visų nakts kap sargybom prieš altorių. Nu jau atėjo rytas, ateina kunigas, jau tos nabašnikės laidot, žmonių va prisirinko gausiai. Visi suveina, žiūri, stovi du prieš altorių. Nu kaip, vienas stovi, kita guli. Kunigas sako, nu čia neroda, nu aš neturiu nei laiko, man jau laidos, man dar kitos laidotuvės. Nu jis pasimė tokių pielukį ir pjauna jau mergai rankų. Sako, tu bernukį, nu pavaikščiosi su mes galukų, nugi rankovį uždėsi, niekas čia nematys. Bet pjauna tų rankų, kraujai teka upeliais. Nu tai kunigas neroda, tada bernu pjauna rankų, tas reikia kaip skerdziamas. Tep kunigas pažiūrėjo atidžiai. Oi, bernulė, čia tarp jų dviejų su mergu, čia kažkokis reikalas yra. Tu dabar balsiai prie visų žmonių įsispavėdok, pažiūrėsim, kas bus. Nu, žinot,
Išbalo mūsų molukas, kaip nedegtas molis. Tep ir tep, tep ir tep, tep ir tep ir tep. Aš tų mergų labai įžeidžiau ir merga iš gailesčio numirė. Cek ištarus tuos žodžius merga, šnai, ir atlaido berno rankų. Bernas, tai žinokit, mūsų molukas laikė laukais neatsigręždamas, nelaukdamas nei spavėdonių, nu jau tie mergutį kažkap sulaidojo. Nustoj karvavė gelsvos kasos, nuliūdo mano širdelė, mylėjau jaunų bernų žėlį meilinką, posnovarė, mylėjau jaunų bernų žėlį meilinką, posnovarė, eisiu in kambarį aš vieną ir miksiu ramaus miegelio, imsiu nuodų nusinuodėsiu per meilį, kapos eisiu, imsiu nuodų nusinuodėsiu per meilį, kapos eisiu. Dievaliau, kokia sunki buvo to vyrelio pakuta, kokia sunki, kad jis jau pareis namo, tai jau siesiai inkarčiamų kokio lašinio. Ir kamarų gal? Ar inkarčiamų vėliajo jis? Dabar laisk pamislyti. Tep, jis pirma užėjo inkarčiamų. Nu, tep, tai ne lašinio. Skysto pavidalo kažko paėmė ir tada jau in kamarų lašinio. Tiesia rankų jau reiškia in dešrigalį ir kas suėmė jo rankas iš nugaros ir tep laiko sumykis. Jis dar pamisnuosa draugaica juokauna ir jis pats pajuokau, sako, nepalaiskit, dar jiems stipriau mykia. Suprato jis, kad jau ne draugai. Ir tada pasgirdo balsas. Palaisime, jei pažadėsimt mūsų asarai. Nebuvo kas jam daryti. Pažadėjo. Pasaulį, pasaulį, pasaulį platus, kam tu manis spaudži sulaidis nagus, kam tu manis spaudži sulaidis nagus. Tada jo daina galvon apcilo, tada vėl pasgirdo balsas. Tokiu ir tokiu času, ateik tokion ir tokion nakcem, apie 10 valandų ir buvo palaistas. Tada jau jis tų naktį, tai jau glosto nesudėjo, iš ryto jau nuvažiavo pas kunigų patarimo klausė. O kunigas tai geras tom parapijom buvo, nu tas, kur mergai rankų liepė pjauti. Kunigas išklausė viskų, sako, nieko nepadarysit, reikės žanytis. Prieš tų naktį jis suskvietė draugus ir svotus ir ruošės vestuvėm, bet pats misno, kad bus laidotuvės. Atajo toj diena ir tas čiesas, kuris buvo pasakytas. Draugai ir vestuvinikai liko kambarin, o jis pats niekam nieko nesakys, nuvejo kamaron. Adaro kamaros duris, nepažįsta kamaros. Kamara šviesi, stalas baltų stalčiais užčiestas, o už stalo sėdi jaunoji su gėlėm, tiuliais ir žiedais. Matula mano, širdelė mano, vai tu prikelk mane ankstų rytelį. Oi, aš iššluosiu tėvo dvarelį, brolaliai mano, sakalai mano, oi, jūs kinkykit gerus žirgelius, vežkite mane pas anytėlį, laito bernelį, kalis liežuvį, mokėjai locija, mane vėliocija,
dabar mokėti ir šienavot. Eik tu, ko tai įsigandai, bernelė, šposaunuce, važiuojam į bažnyčių, ženysimės. Taip jį pasakė, susėmė gėles, kiaulius ir žiedus, in krepšelį apsivilko žiponų ir jie išėjo pas draugus. Žirgai jau buvo pakinkyti. Kaip jie nuvažiavo in bažnyčių, ne in bažnyčių. Kunigas Misna, tuoj šita jaunoji pragaiš. Oi, teka. Bet ji nepragaišo. Kunigas labai gražiai juos sutuokė, parvažiavo jai namo. Visi vestuvinikai geria degtinį, linksminas, bet kiekvienas savo pagalvoja, nu kokia čia vestuvė, saka laidotuvės. Motola mano, širdėla mano, oi tu prikelk mani, anksturitėlį, raškite mani. O dabar to jaunoji ir sako. Nu, kuvyrėlį, atėjo laikas, aitin kamarų, mano brolalė maistą nunešk. Dar jau tas vyrelis suprato, kad čia jau jo čiesas adajo. Pasaulį, pasaulį, pasaulį platus, kam tu manis spaudži sulainis nagus. Kam tu manis spaudži sulainis nagus. Šalto prakaito išpiltas, drapančiom rankom paėmė dubenį su kiaušinienį, ateina prie kamaros, adaro kamaros duris, eina vidun tamsu, kaip šiknon deda, tų dubenį ant stalo, atatupstas, grįžta pas vestuvininkus. Po kiek laiko jaunoji vėl sako. Nu, kuvyrėlį, dabar jau tikrai paratėjo, aitin kamarų, dubenį atnešk. Dar jau vyrelis suprato, kad čia jau tikrai jo čiesas adajis. Pasaulį, Tuščia jo nepadės. Ateina iki kamaros, trabančiom rankom daro, spaudžia klemkų, eina vidun, žiūro, kad ant stalo, nesuprantu, neižūrau, kas tie blizga. Perkūnėlį, kas tie blizga. Oi, kad įsigandai, vyrėlį. Taigi čia, brolalių dovana, mum, veseiliai, aukso pinigai. Tep ir gyveno jis su tuoj moteriškė, nesuprasdamas, su kuo jis gyvena. O toj moteriškė tai buvo labai garsi daktarė. Labai visi jų gerai žinojo, jeigu kuriam žmogui jį pasakydavo, kad šitas jau tikrai pasveiks, jis visada pasveikdavo, jeigu kuriam pasakydavo, kad jau tas nelabai, bet labiausiai tai jį mokėjo skausmų nuimti. Persižegnosiu, nuveisiu prie mėlynų marių. Mėlynose marėse baltas akmuo guli. Pasimsiu aukso žirklas, iškarpinėsiu tavo skausmų. Kad mėlynose marėse vanduo nesustoja. Tep tavo skausmas neužsilaiko. O, baltosios šaknys, pilkieji akmenys. Baltosios šaknys, pilkieji akmenys. Visiems jį skausmų nuimdavo tik savo vyrų, niekap galvos skausmo nenuėmė. Ilgainiui apie tokių garsių daktarį sužinojo moteriškė kiton parapijon. Katroj turėjo 13 metų mergaitį, katroj rėkė, kožnų nakts nedavė tai moteriškiai pakajaus. Nu, jį atsivežė šitų garsių daktarį. Taptoj daktarė neėjo į kambarį, privejo prie lopšio, paėmė tų mergaitį, adarė langų ir išmetė tų mergaitį pro langų, tu ko darai, daktarė? Kam tu mano vaikų išmetė pro langų, ar tau galva negerai? O ką tu čia rėki, moteriškė? O tu pažiūrėk pro langų. Ar tu matai savo vaikų?
tik medžio šakelė guli. O kut, moteriške, kiba tu mane nepažįsti? Aš tavo duktė. Kaip aš buvau mažiukė, aš naktim labai verkdavau. Tai sėki tu te pasakei, kad tavi velniai pasimtų, kaip tu čia man naktį miegots neduoti. Tai mani velniai ir paėmė, o vietoj mani tau va šitų medžio šakelai paliko. Oi, dukrėla mano brangiausia, žiedėlį mano, lelijėla, atleisk man, kad aš nepagalvojus šitus piktus žodžius ištariau. Dievulio vaikeli mano brangiausias, tai kaip tu tie gyvenai, ku tu tie valgiai pas tuos velnius. Ai, motina, nu ko tie valgysi? Liepsnos atneždavo ir soci būdavo. Oi, dievuliau, vaikeli mano brangiausias dukrėla, žiedėlį, o ku tu tie darei pas tuos velnius? Darbų tai gerų turėjau. Pinigus skaičiavau. Motula tom kamaron labai daug aukso pinigų buvo. Kaip tik jį ištarė šitų žodžius, dingo jos visas sugebėjimas daktarauti, pasdarė jį paprastų moteriškį. Ir kaip jį pasdarė va toj paprastų moteriškį, jai su savo vyreliu pradėjo taip gražiai sugyventi. Ir ku? Sugyveno Pirmų molių giminės mergotį, kadrų Magdalenu pavadino. Oi, bet oigi Magdalena augo netienom valandom ir pasidarė merga graži ir gana protinga. Ir va kaip jį tokie pasidarė, tai jų pradėjo kožnų nakts lankytis tokius ponaicis. Kada jis ateis, kada jis ateis? Nežinau. Kada jis ateis? Bet jis labai čiutna, ilgiau neužsibūna tik iki gaidžių, bet kada jis ateis? Lauk dar. Kada jis ateis? Labai jau laukiu. Kada kita ateis? Kad jis turi vienų kojų žmogiškų, o kitų arklio. Bet kadangi ji buvo merga, gana graži ir dar protinga, ji kitų nakts jam atėjus pritaisė jam galų siūlo nuo kabolio prie jo švarko skverno, kad galėtų atsekt, kur jo nuveita. Laikykit savo per rankas pralaiskė.
beveik tai kapinės, kapis skylukė ir tas siūlas intrauktas. Merga parlakė namo, parlakė namo, džiauliau, kudarys. Pasimė roženčių ir aprišo juo į rankenų. Ateina vakaras ir ateina tas ponaitis. Klabena jau jinai negali. Na, Magdalena, vakarukas atėjo, atidaryk duris. Ai, tu čia jo gal šiandien pralaiskėm. Nu, be išeiginių dirbam. Ne, tai, bet šiandien man kaip tai galvų skauda. Eik, tokie praistoj galvoj, atsilaisk. Na, aš tau sakau, nuotaikos nėra, pralaiskėm. Nu, žinai, Magdalena, jei va dar durų man atidarysi, tavo tėvas numirs. Oi, pagūstė, mano tėvas Rūtas Kapažuolas. Anryt numirė tėvas. Antrų vakarų atėjus, Magdalena vėl sėdi užsikišus. Vėl ateina ponaitis Klabena. Nu, Magdalena, jau viskas vakaras naktelę daryk duris. Magdalena, netidaryk duris. Magdalena, jei durų netidarysi, tavo motina numirs. Anryt numirė motina. Trečiam vakarui atėjus jį vėl sėdi užsikišus. Ateina ponaitis Došinas. Magdalena, kolera, duris atidarai. Nedarysiu. Magdalena, atidarai duris. Nedarysiu. Jei tu durų netidarysi, tu pats numirsi. Aš čia jo, tiek aš ir mirsiu, be durų tau nedarysiu. Kai ponaitis išėjo, jį namiškiam te pasakė, kad aš numirsiu, prakaskit skylai po slankstiu ir mane negyvų per tų skylai ištraukit ir lydėkit tai ne keliu, bet laukais, o priveji kokių kryškelai, tiem kryškelais ir pakavokit. Taip ir buvo, Magdalena numirė, namiškiai viskų darė, kaip jį paprašė, iškasė skylai po slankstiu, tu per tų skylai jų traukė, dar per užpakalį reikėjo paplatį skylai, ir lydėjo jų ne keliu, bet laukais, o priveji tokių kryškelai tijų ir pakavojo. O atėjus vakarui atlakė ponaitis, tiesiai prie slankstio. Slanksti. Ar nešė per tave Magdalenų? Nu, neminkti apskaudziai, nenešė. Lakė prie kelio. Keliau. Ar lydėjo per tave Magdalenų? Oi, kaip tu mane tapini, neskaniai. Nu, nelydėjo. Olia, tai mergos parejo šiais laikais. Vade paskirkit pirmos, a jau teptai atiduot sielo. Ne, viskas. Eisiu aš ant telefoninių sukčių ir viskas. Klausykit, moteriškė čia tokia graži sėdi su kinukais. Klausyk, ar galėtai man duot tuos prisijungimus visų savo bankų? Sakau, tiesiai šviesiai, sukčiausiu, duok. Olia ir gudruolas, matai, aticia nuveisiu ir rasiu. O ten vieton, kur Magdalena buvo pakavota labai graži rožė ant žydo, radasta išaugo. Ir va, kaip jau te pastaikė, kaip tik tuoj keliu važiavo tokis ponaitis. Bet vis tiek jau Dievo buvo pasakyta, kad tas ponaitis važiuoja šitu keliu. Tai jau taip ir jau atsitiko, kad tas ponaitis kadu tai važiuos šituo keliu. Ir važiuoja tas ponaitis, dar jam tikas tai su navigacijų atsitiko, jis tik mūčina savo tų navigacijų ir taip mūčino, bet užmetė akį, žiūri, kokia graži radasta auga, kokia graži rožė žydzi. Jis paėmė tų rožaitį, nusiskynė ir parsivežė namo ir užsikišo pakajų nužabrozo, dar kad toj rožė listų. Košnų dien jį gražesnė ir gražesnė daros. Nu, mes naponaitis, kas čia yra? Nu, taip nebūna. Kad kėlė vis gražesnė nuskinta ir gražesnė. Daros gražesnė ir gražesnė. Nuvažiavo jis ant turgaus. Nuspirko tokį puodų, gerų didelį. Parvažiavo, padėjo tų gelukį, uždegė švencintų žvakutį ir apvožė tuos puodų. Ir kaip tik tam puodan, kas pradėjo krepštėt, jis atkėlė puodų, gi žiūri, sėdi merga, gana graži ir protinga ir savo plaukus šukuoja. Oi, tu žinai, kad aš esu Magdalena. Merga gana graži ir protinga, visai nekalta darbė. Tik velnio kelis kartus
Julieta, ar imsi mane žmonas? Nu, aš klausiu, ar imsi mane žmonas? Ar imsi mane žmonas? Nu, ko padarysi, jei pats navigacija tep atvedė? Imsiu! Graži panela, aigi už mane. Ir tu būsi ponia, aš visorėlis. Ir tu būsi ponia, aš visorėlis. Ir kaip gražiai iš tikrųjų jie gyveno su tuoj Magdalenu. Ir sugyveno eilinį molių giminėn Molokų. Nu, bet jaugi visi žino, kad krikščys reikia, kad jie sloguciu nepavirstų. Nu, bet Magdalena, aš molių giminės, man ceinkumus, kaimynas necinka, toj negraži, toj neturtinga, man bet kas nebus. Vyrelis kabint širdų. Žinai, sako Magdalena, eisiu per pasaulį, ku pirmus sutiksiu, tas ir bus kumas. Išėjo, žinai, nieko nemato ir žiūri iš potoliai. Ateina jauna graži merga, balta kaplelyje, ciesi kapliepa. Kad jis jos nedrįso jinkumas prašyts, bet mes žodžiai davęs pakviesiu. Ir kaip nustebo, kad toj graži merga neatsikad neatsisakė, bet dar ir labai apsidžiaugė. Iškėlė molių giminė, krikščinas gražesnės už Veseilių. Koma susėda, nebaidyk bolondžio. Koma susėda, nebaidyk bolondžio. Mona bolondžio. Tau nieko nedar. Mona bolondžio. Tau nieko nedar. Koma susėda, nebaidyk bolondžio. Koma susėda, nebaidyk bolondžio. Mona bolondžio. Tau nieko nedar. Nu, žinot, vaikučių jau tuojant mokyklų aišku, man niekap neišeina. Nežinau. Tau nieko nedar. Ale palauk, aš žiūriu į tavį ir aš matau, kad, nu, tu taip žiūri į mane, kaip tu mane neatpažįsti. Neatpažįsti tu mane. Nu, nepažįstu, tu pažįsti. Oi, tėvai. Nepažįsti? O tu pažįsti. Nu, aš ir nepažįstu. Nu, taigi aš šitoj, nu, kaip jį, gilsinė. Oi, Aš nesuprantu, nu, kodėl mane niekas niekur nekviečia. Aš nesuprantu, šitą tu mane pakvietėjai. Aš tau labai labai dėkinga, aš tau taip dėkinga, taik žmogauce. Nenorėtų. Ateik, sakauce, Oi, aš tau nieko blogo nepadarysiu, ateik. oi. Aš tau noriu atsidėkavoti. Žiūrėk, aš padarysiu tave labai garsiu daktaru. Kaip tu nuveisi pas ligonį, kaip kokį žmogus sirgs. Ir jeigu pamatysi mane stovint galankojų, apsiimk šitų ligonį gydyti, jis tikrai pasveiks. Bet jeigu tu pamatysi mane stovint galant galvų, jau šito neapsiimkė. Šitų jau aš pati pjausiu. Ale, žiūrau į tavį. Ale, tu gal kokių barzdą užsiželdyk, nu kaip tu būsi tokis daktaras. Ir pasidaryk tos gardzio žolių gydyklas, kad tuo mane girdai. Tik tai šį kartų, aš prašau, smilgų nedėk. Gerai? Nu, ir jau kapacios, mertelės, gircinėlės, kumelės liepta. Jau jis užsiželdė pirmiausia ilgų barzdų, prisvirė tos gydyklas, smilgų jau nedėjo kumelą. Nu ir kad tikrai, kaip jos ir sakyta, ateina pas kokį ligonį, žiūri, kumelė stovi galankojų. Nu tai
mergutis pateplioja tom gydyklėm ir žmogus pasveiksta. O ateina, mato, kad kumelai stovi gal ant galvų, sako, dėja atleiskit, šitam jau nieko negaliu padėti, jau viskas. Nu ir kad žinokit, tikrai jis pasidarė labai žymus daktaras ten kraštan. Jonas jo buvo vardas, paskui jis dar tik kokį neprigurmybės rašų pasirašė, po to tu pats tų raštų pametė, po to tik maršrutukas kažkokį surado, bet jau čia kitos istorijos. Bet svarbiausia, jis visas šitas tikras istorijas užrašė, kad ras jūs čia girdėjot. Nu, bet taip atsitiko, kad susirgo to daktaro Jono kaimynų mergutė. Nu, dar visai vaikas. Ateina jis jau gydyts, žiūri, kuma smertelai stovi gal ant galvų. Kumela, gelcinėla, nu, kūtoj maža mergutė tau padarė, eik tu gal ant kojų. Ne, toj užsispyrus stovi gal ant galvų. Bet nebūt jis daktaras, nebūt jis Jonas. Jis padarė tokių lovų ant vienos kojos, cigelcinė gal ant galvų, ta švarkšč, apsuka to jau gal ant kojų. Toj lakė gal ant galvų, ta švarkšč, apsuka jau gal ant kojų. Švarkšč, apsuka, švarkšč, švarkšč, švarkšč. Nu, žinokit, dašinos jie tik gal savaitį. Kad kuma jau pavargo, nusispjovė, paliko daktarį su ligonukė. Nu, jau kaip smertelais nėra, taigi kas jam beliko. Patepliojo tom gydyklėm ir mergutė pasveiko. Ir pareina jau daktaras namo, o kumelė ir laukia. Nu, daktarėlį, grįžai namo. A kur manais? Tai žinok, kad tavo čiesas atajis, gulkis, dar jau aš tavi pjausiu. Oi, kumela, nu tai aišku, kad turi pjauts. Ko aš čia jau tokius gudročius pacių mirtį sugalvojau apšukots. Ne, cik kumela, būk gera, laisk man grabukų gražiai pasiruoš. Nu, nenoriu va te padlantos, gerai? Atsigulsiu. Tuoj, kumela, man viskas pasiruošiu. Vygadliai, susidėsiu baltas rankas. Viskas, kumela, galiu. Tai kap tu atsiguliai, Dieve glušmetris, taigi tu klupsis atstatei, kaip aš grabo dangtį uždarysiu. Nu tai man radikulėtas, kumela, negaliu kitap, susukus, gerai pergėdam vyrai, kitap dar per. Tuoj, kumela, tuoj. Viskas, O Dieve, kokis glušas aš dar į tokių daktarų padariau, taigi tu tau užpakalį atstatei, tai ką aš dangtį uždėsiu, pažiūrėk, aš tau rodau, kaip reikia gultis graban, reikia man įsitiesti, prisispausi ir nei kvapelio neišlaisti. Ir atsigula gelcinė, ciesi kapliepa, balta kaplelyje. Daktaras dangtį cik šmaukšč, uždarė užkalė, nulaikė giliausiuose miškuose, pakavojo, pats pamiršo kur. Negirdi jau niekas tavį gelcinėlą, cik paukštukai. Na ir kumėli mano, mirties neliko ant žemės. Žmonių priaugo tirštai. Nu, kad ir daktarų jau nėra kas daryt, niekas neserga, niekas nemiršta, neturi kas daryt, kad jis gyveno, atsibodo jam begyvenant, nuvejo jis į miškų, susirado tų vietų, atkasė, atidarė, žiūri, kad vietoj tos gražios mergos cikaulais kuru aptemci. Nu, va, gelcinė tokia, kokių dabar mes jų redėm. Kap šoko gelcinė, pirmo nukirto daktarų, o paskui ką pasnešė per svietą. Kirto.
toj gelcinė eina per svietų, eina, rita, nežiūrėdama jaunus, senus, didelius, sveikus ligotus, rita. Ir teberita. Žmogų mirštans, gilciniai nukerpans žmogaus gyvasties siūlų. Ir žmogaus žvaigždukė krenta iš dangaus. Todėl žmonės, matydami iš dangaus žvaigždės krentant ir per padangės driekiantis, sako, Dievuliau, žiūrėk, amžinatilsį vėl kokį žmogus numirė. Amžinatilsį. Sigink Dieve, negalima į dangų dairytis ir žvaigždukių skaityti. Ba jeigu savo žvaigždukį suskaitytai, tuom kart numirtai. Užteka šviesi žvaigždelė, oi čiūta